Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį, su jumis sveikinasi Augustas ir šiandien norėčiau apžvelgti Nobelio literatūros premijos laureato ir amerikiečių klasiko Johno Steinbecko apysaką apie peles ir žmones. Nieko nelaukdami, iškart pradėkim. Kūrinys vaizduoja JAV ekonominį ir politinį 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio gyvenimą. Todėl skaitytojui yra svarbu išmanyti to meto istorinį kontekstą. Nuo 1929 metų iki 1939 metų JAV vyko Didžioji depresija. Tai ekonominė krizė, kuri atsirado dėl centrinio banko klaidų ir toliau sekusio didelio akcijų kainų kritimo. Ši krizė skausmingai palietė tiek buržuaziją, tiek proletariatą. Daugelis amerikiečių neteko darbo ir pastovių pajamų, buvo priversti gyventi lūšnynuose, badavo. Pavyzdžiui, 1933 metais bendras JAV nedarbo lygis siekia netgi 25%. Be to, nemažai asmenų Didžiosios depresijos metu įžvelgia didelę gyvenimo neteisybę, nes taip vadinamasis literatūroje mažasis žmogus, tai yra paprastas darbininkas, kuris neturėjo jokios reikšmingos įtakos nei šalies politiniam, nei ekonominiam gyvenimui, nukentėjo netgi stipriau negu visuomenės galingieji. Todėl daugelis amerikiečių nusivylė amerikietiškąją svajonę ir Johnas Steinbeckas savo kūryboje skeptiškai vertino amerikietišką svajonę, nes tikėjo, kad tik keli asmenys pralobsta, o kiti lieka išnaudojami. Didžiosios depresijos padariniai atsispindi kūrinyje apie peles ir žmones, kadangi pagrindiniai veikėjai Džordžas ir Lenis, kaip ir daugelis kitų darbininkų, ieško darbo už skatikus, jog paprasčiausiai išgyventų. Be to, verta atkreipti dėmesį į tai, kad nors JAV vergija buvo panaikinta 1865 metais, tačiau segregacija juodaodžių atžvilgių išliko iki pat 1968 metų. Johnas Steinbeckas apysakoje apie peles ir žmones segregacijos problemas parodo pasitelkdamas veikėją Kuprių, juodaodį, kuris dirba fermoje, bet gyvena mažame kambarėlyje atskirai nuo kitų vyrų, yra priverstas taikytis su įžeidinėjimais. Norint parodyti visuomenės abejingumą ir panieką juodaodžiams, Kuprius net nevadinamas vardu. Jis paprasčiausiai yra Kuprius ir tiek. O galų gale kūrinys atspindi ir moterų socialinę padėtį 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje. 20-ojo amžiaus pradžioje įvairiose pasaulio kampeliuose prasidėjo sufražisčių ir feminisčių judėjimai, kurie pasisakė už balsavimo teisės suteikimą moteriams ir lygias teises tarp lyčių. Vis dėlto 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moteris vis tiek negalėjo siekti karjeros, kadangi vyrai į jas žiūrėjo su nepasitikėjimu ir konkurenciniu išgąsčiu. Todėl dažniausiai vienintelis būdas moteriai užsitikrinti gerą pragyvenimą buvo susirast turtingą, nors ir nepatinkantį vyrą ir už jo ištekėti. Tai nepatenkino daugelio moterų socialinių ir savirealizacijos poreikių. Toks liūdnas likimas ištinka ir vieną iš apysakos veikėjų, aikštingo ūkininko žmoną. Apysaka vaizduoja dviejų bičiulių, Džordžo ir Lenio, patiriamus iššūkius, bandant surasti darbą šalyje, kurią kamuoja ekonominė krizė. Du draugai yra visiškos priešingybės.
Džordžas yra apsukrus ir protingas, bet neišsiskiriantis ypatingais fiziniais sugebėjimais. Tuo tarpu Lenis yra stambus ir stiprus, bet nedidelio intelekto. Tiesą sakant, jis primena vaiką, geraširdį ir nuoširdų, bet nuolat sukelianti problemų. Dėl šios priežasties Džordžas jaučiasi atsakingas už savo bičiulį ir bando abiems gauti darbą ir pastogę. Kūrinys vaizduoja ne tik draugystę, bet ir tai, kaip mažasis žmogus elgiasi ribinėje situacijoje. Visų pirma, reikėtų išskirti, kad kūrinys apie peles ir žmones yra apysaka. Apysaka tai tarpinis kūrinys tarp romano ir apsakymo. Į lietuvių kalbos literatūros mokslą šis terminas atėjo iš rusų literatūros. Apysakose nėra tiek daug veikėjų ir įvykių kaip romane, tačiau tai yra ilgesnis ir turiningesnis kūrinys negu apsakymas. Todėl žmonėms, kurie neturi daug laiko skaitymui, bet vis tiek nori rasti prasmės knygose, kūrinys apie peles ir žmones turėtų patikti. Be to verta paminėti, kad kūrinyje yra daug veikėjų dialogų, kuriuose sukoncentruota visa išmintis ir nėra jokių nereikalingų filosofavimų. Kūrinį apie peles ir žmones nesunkiai galima perskaityti vos per kelias dienas. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Jonas Steinbeckas panaudojo apysakoms būdingą meninį triuką. Veikėjus padarė alegorinėmis figūromis. Kitaip tariant, kiekvienas veikėjas simbolizuoja tam tikrą visuomenės sluoksnį. Džordžas – inteligentiškąją vidurinėje klasę, Lenis – nekritiškai mąstantį proletariatą, Saldžius – luošius, Kuprius – juodaodžius ir taip toliau. Šių veikėjų problemos nėra individualios, jos yra visuomeninės. Tai suprasdamas, skaitytojas gali geriau išanalizuoti problemas ir idėjas susijusias su tuo meto visuomenė. Nors kūrinys nėra ilgas, tačiau jame kalbama apie daug temų. Pirmiausiai, man labai patiko, kaip autorius vysto svajonės temą. Džordžas, jog nuramintų ir nudžiugintų Lenį, išsigalvojo ateities viziją apie tai, kaip jie abu praturtės iš fizinio darbo ir nusipirks sodybą su triušiais. Džordžas, būdamas realistas, supranta, kad šalį ištiko ekonominė krizė, o jis su draugu vos suduria galą, tačiau vyras ilgainiui pradeda tikėti šią amerikietišką svajonę, nes tai tampa viltimi niūrioje kasdienybėje. Be to šią svajonę užsikrečia ir kiti veikėjai – Saldžius bei Kuprius. Tokiu būdu Jonas Steinbeckas parodo, kad svajonė, nors ir neįgyvendinama, gali tapti dvasinė atrama žmogui ir netgi vienyti žmonės iš skirtingų socialinių sluoksnių. Taip pat kūrinyje vystoma draugystės ir atsakomybės prieš kitą asmenį temos. Ypač tai parodoma pabaigoje, kurios nenoriu atskleisti. Vis dėlto kai kuriems skaitytojams pabaiga gali pasirodyti labai sukrečianti ir netikėta, todėl siūlyčiau išvesti paralelę tarp Saldžiaus ir šuns epizodo bei pabaigos. Galų gale norėčiau išanalizuoti kūrinio pavadinimą apie peles ir žmones. Šį pavadinimą Jonas Steinbeckas pasiskolino iš Roberto Burnso eilėraščio Tu a Mouse, kuriame rašoma: geriausi pelės ir žmogaus planai dažnai nueina vėjais. Eilėraštėje turima omenyje, kad pelės dažnai patenka į pelėkautus, taip nutinka ir su žmonėmis. Jono Steinbecko kūrinyje pagrindiniai veikėjai prieš savo valią tampa aplinkybių aukomis ir patenka į likimo spąstus. Tokiu būdu kūrinio pavadinimas parodo bendrąjį žmogiškai trapumą,
nes tarp žmogaus ir pelės nelieka skirtumo. Drįsčiau teigti, kad žmonėms, kurie yra skaitę kitus Džono Steinbeko kūrinius ar susipažinę su socialinė kritika iš kitokių informacijos šaltinių, ši apysaka gali pasirodyti nieko neišsiskirianti. Be to, šis kūrinys yra realistinis, jame vaizduojami paprasti žmonės ir jų išgyvenimai. Todėl skaitytojams, kurie tikisi iš kūrinių įdomaus ir dinamiško siužeto vystymosi, šis veikalas gali nepalikti jokio didesnio įspūdžio. Viską apibendrinant, šis Džono Steinbeko kūrinys, nors yra trumpas, tačiau kupinas išminties ir kritiškų įžvalgų apie visuomenę. Džonas Steinbekas, būdamas proletariato rašytoju, kūrinyje pavaizdavo, kaip mažasis žmogus kovoja su patiriamais iššūkiais. Tačiau yra svarbiausia tai, kad kūrinyje vaizduojama, kad netgi ir paprastam žmogui tenka priimti ypač sunkių ir lemtingų sprendimų gyvenime. O kaip jums, mano mielieji kanalo žiūrovai, ar jūs esate skaitę šį kūrinį, ar jis jums patiko, kokius įspūdžius paliko? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir pabandysim kažką padiskutuoti. Linkiu gražios jums likusios dienos. Viso.